Atidarykit nosis dabar, taip ir įkvėpkit pro nosį. Vaikučiai, čia atbėga visas jūsų kakulis, kur padaro tualetų, užtinas, prausitės, vis vandenėlis atbėg čia. Vat matot, tus pastatus. Siurbliai atgiant čia visą ton fekalą čia. Paskui ir valom, išvalom ir išteka į kanalą, paskui į Baltijos jūrą. O čia ir mūsų administracinis pastatas ir laboratorijos išpižėnam, tikrinam. Ir darome tyrimą, koks išteka į kanalą. Aha, va čia panaudotos kolbos, į kurias galima įpilti vandenį, ne? Na, o čia vat įsiurbia šiek tiek vandenėlio, to purvino. Ir po to, ko gero, pila į tą kolbą. Ir po to daro mėginius, dar kokių chemikalų pripila. Iškart, kad ir pasimam sodu, ir laikom šaldytoj parą, paskui darome iš to vandens tyrimus. Aktyvus dumblas. Dumblas tos nuosėdus visokios iš to vandens, kur yra. Čia jos yra, ko gero, kaitinamos. Iš vonios, skalbyklės, gero čia yra, ne? Muilo putų yra. Labai muilinas yra. Ateina smėlis, grūs nešminsta ir visoks didžiausias sašlaus ir paskiau riebalai visokie. Visi aliejai, pačios smulkiausios atliekos. Toj geltonoj dėžėj ūkininkas vežės smėlį iš mūsų, vat iš tos krūvos ir irgi barstam pievus. Sako, kad toj vietoj, kas yra prikakota, kokie nors likę iš rūbų, skalbimo, purvai, dumblai, jie visi per koštuvus tokius išsisunkia ir yra suvežami į tą krūvą, ne? Oho, čia labai geras dalykas, jūs sakot, kad trąšos yra? Nu, maistinį tu negali trėžti, bet miškam ten grūdam imasi ūkininkai, darosi europinis tas projektas, ten jie turi daug to žemės. Ištverų čia toks vienas ūkininkas turi, man atrodo, 100–150 hektarų. Tai jis per 2 metus ir išvežęs kažkur 10 000 tonų to dumblų. Ir dar veš. Labai daug. Čia labai daug jau. Kiek tų maždaug būtų bidonų didelių, kaip jums atrodo? Arba kiek kibirų gali būti, jeigu 10 tonų? Nu, kiek kibirų būtų? 200. Aha, kaip kitiems atrodo? Aha, dar kiek gali. 800. Ar stengiatės nenaudoti plastikinius maišelius perkant maisto? Stengiamės, bet vis tiek naudojam. Bet ar daugiau naudojat, ar mažiau naudojat? Stengiamės, mažiau naudoti. Kodėl jums atrodo, kad reikia mažiau naudoti? Todėl, kad plastikas ilgai kol suyra gamtoj. Aha, iš tikrųjų jisai neįra. Ar sugedusius prietaisus, ar taisite, ar perkate naujus? Nu, čia tie valymai nėra seni, 7 metai ein. Naujų niek nesam pirkvo remontavę, tai esam restauravę, ten siurblių labai daug ir tai ten metus kart darom patikrą. Perktas detalės brangiai ir vis ta eksploatacija tų valymų ir brangiausiai elektra. Taip, jeigu jums suprast, 1 kubinis metras vandens išvalyti 1 kilovatų. O mes išvalom per metus, nu bent jau per 2,16 išvalim 3,5 milijoną kubinių metrų, nu tai tiek pat elektros. Tiek beveik tiek Lietuvoje gyventojų. Kiek jūs naudojate vandens per dieną? O jūs pats kiek sunaudojat vandens per dieną?
Gal 2-3 litrus. 2-3 litrus. Neįsiu. Ai, ne, gal. Nu, tai tak. Dabar pabandykite visi paskaičiuoti tokį dalyką. Kiek kartų per dieną sisiojam? Nu, Kiek 2 mažiau? kartus mažiausiai, Aš ne? 3 kartus. 3 kartus. Tai dabar, o kiek maždaug vandenukų nuleidžiam, kai sisiojam kiekvieną kartą? Kaip kibiras. O jeigu 3 kartus įsiuoji, tai kiek kibirų nuleidai? 3. Jau 3 kibirai išeina, ne, nu. O kiek kartų per dieną kakuojam? Aš labai. 2 kartus, aha. Aš tai vieną Na, kartą. o kiek tada vandenuko, 2 kartus kakuojam, tai kiek vandenuko nuleidžiam? Vieną kibirą. 1 kibirą, kai kakuojam, mažiau nuleidžiama, ne? Aha. Na, tai va jau 3 kibirai, kai sisiuojam, ne? 2 kibirai, kai kakuojam, jau kiek turim kibirų? 5. 5. O dabar įsivaizduokim, kad verda maistą, po to indus plauna. Kaip atrodo, vat, kiek reikėtų vandenuko vieną kartą išplauti visos gurkės indams? Pagalvokim. Pilną kibirą. Ir dar 1 kibirą. Ir pusę kibirą. Į pusantro. O kaip šeimininkiai atrodo, kiek reikėtų vandens? Čia 2 kibirus. 2 kibirus reikėtų pilnai. Jie tam dar daugiau. Tai jau dabar turim, vaikučių kiek kibirų dabar jau turim? 3, 2 ir 2 kibirai dar, ne? Jau 10 turim. Nu, o kai valom dantukus, ten reikia vandens mums. O kiek maždaug kiekvienas vaikas išnaudoja, kai valo dantukus, kai valom? Aš tai va tiek. Stiklinėlį. Vieną stiklinėlį Aš pusę prisimenu. Parodykit maždaug kiekvienas, kiek įsipilat vandens. Vandens įplauna dantukus. Kiek įsipilat? Tiek, ar tiek įsipilat, kai dantukus valot? Aš tai. Kiek gali būti, kad įsipilat? Aleksai, ką tu matei šiandien? Aš mačiau daug vamzdžių ir daug vandens. Kokio vandens? Švaraus ir nešvaraus. O kur švarus vanduo išbėga? Į Baltijos jūrą. O tai dabar jūra tai toli vaikai yra nuo mūsų. O kuom jie pasiekia tą jūrą? Kuom važiuoja? Taip, Greta? Upėm. Upėm, taip. O dabar sakykit, o iš kur atiteka čia vanduo? Iš kurios vietos, iš kur atiteka, Simonai? Iš namų. O iš kokių vietų namuose teka jisai? Iš tualetų. Iš vonių. Iš dušų. Ir iš kranų. Ir iš kranų. Na, o kaip tau atrodo, kur pats purviniausias vanduo, kur būna? Tavo namuose, kur būna purviniausias? A, tualete? O aš galvoju, ten, kur batus nusiplauni. Jokūbai, ką tu čia sužinojai? Kuri vieta buvo ar baisiausia, ar smardingiausia? Mes ėjom tokio purvino vandenį. Aha. O kaip tu supratai, kad purvinas, kokios spalvos jisai buvo, ar kaip kvepėjo? Ruduo. Aha, ir kas dar ten buvo? Kas nepatiko šiandien visiems? Kodėl nosis būtų užsidengę? Man tai nepatiko kvapas. Kas jis sakė? Man nepatiko kvapas. Man nepatiko murzinas vanduo. Man nepatiko siaubingai kvapas. Man nepatiko kvapas. Vanduo nepatiko.